Sveiki dar kartelį. Pajungiau ampermetrą. Parodymai sutampa. Čia pasirinkau amperus. Dabar rodo, kad krauna. Ir lauksim, kada rodys, kad break. Ir žiūrėsim, ar amperai eina ar ne. Aš tai net nebejoju, kad jisai krauna akumuliatorius, nors ir ten rodo break, nes įtampa pakilo akumuliatorių, nors jau saulė nieko nebekrauna jos. Nuo PM2,3 iki dabar buvo PM2,9, atjungiau, tai pakrito. Atjungiau vėjo kontrolerį ir nustatymai išlieka, nors jį atjungi. Visi duomenys išlieka, ką jau esi nustatęs. Baterijos tipas. Voltažas. Buvo užsidegus saulutė ir dabar mėnulis, tai nesuprasi, pagal ką jisai skaičiuoja. Matyt, kad nėra tų pajungtų saulės panelių. Nes pradžiai saulutė degė, dabar mėnulis. Bet kai jungi nuo tos, kaip pasakyt, sekundės, jisai pradeda skaičiuoti dieną. Ir generacija pasikeičia lygiai po 24 valandų tos dienos. Bendras lieka. Dabar kurią pusę čia? Kilovatas. Šiandien per dieną rodo jau dienos vienu žodžiu nusinulina, jeigu atjungi. Bet bendras išlieka 105. Ryte buvo 101. Tai per dieną jau 4 kWh. Tai jeigu dar taip vėjas pūs, tai bus šiandien irgi nebloga diena. Daugiausiai sugeneravęs per parą. Ne aš, aišku, bet generatorius vėjo 11 kWh. Dabar break jau įsijungia. 13 amperų žiūrim. Panašiai 10 įrodo. Sviruoja, kyla. Tai vienu žodžiu, nors ir break, lemputę tokią pajungiau, jinai nedega. Į balastus sakau, kad niekad nebuvo jie šilti. Nei karto dar nesistabdė jėgainė. 12 amperų ir čia sviruoja 20, 24, tą patį ir čia. Reikia iš toliau gal, matysis 19. Panašiai rodo 27. Kur čia tie vatai? Ne, į tą pusę. Kilovatas 2. Ir vis dar break dega ir charge lemputė nemirksi. Bet akumuliatorius krauna. Jau 53 voltai, nors namai naudoja. Saulė nebekrauna, bet akivaizdu, kad akumuliatoriai kraunami. Tai tiek. Dar vieną video šiandien nufilmavau jau 3. Bet kad įsiaiškinti ir kaip pasakyti, pagrįsti faktais, reikia kažkam tą darbą padaryti. Iki.